Šioje pamokoje noriu Jums pristatyti Color Mixer įrankį ir šis įrankis tiek Adobe Lightroom, tiek Camera Raw aplinkoje bus toks pats. Tai Adobe Lightroom ir Camera Raw dešinėje juostoje susirandam Color Mixer. Camera Raw šiek tiek kitaip atrodo, tačiau principas viskas tas pats bus. Čia turime parinktis Hue, Saturation, Luminance arba All. Lightroom'e irgi Hue, Saturation, Luminance arba All. Tai paspaudę All mes tiesiog turėsime išrikiuotą į vieną juostą visas parinktis, tiek Hue, tiek Saturation, tiek Luminance. Aš labiau mėgstu susiaurinti ir turėti, pavyzdžiui, tik tai Hue, jeigu reikia pereinu į spalvų intensyvumą arba į Luminance. Tai pakalbėkim dabar iš eilės. Šitas įrankis yra skirtas įtakoti ne visam vaizdui, bet tam tikrom spalvom. Tai nėra kažkokiom tai zonom išskaidimas, bet tai yra išskaidimas būtent spalvom. Ir čia mes turime Hue, tai yra atspalvis, Saturation tai yra spalvos intensyvumas ir Luminance yra šviesumas, tamsumas. Ir jeigu aš Luminance keičiu, sakykime, žaliai spalvai, tai mes matome, kad šioje nuotraukoje žalia spalva tamsėja arba šviesėja. Ta pati galiu daryti su visom kitom spalvom. Čia kadangi iš tikrųjų yra nemažai geltonos, tai gana stipriai reaguoja. Tačiau čia mes jau negalim pasirinkti, kurioj tiksliai zonoje ir ką tiksliai apima. Raudona, oranžinė, geltona ar kažkokia kita spalva, tas ribas nustato programa. Čia dabar mėlyną spalvą reguliuoju, tačiau su Luminance reikėtų irgi elgtis pakankamai atsargiai, nes šitų korekcijų poveikis, kaip matote, gali būti ir pakankamai destruktyvus. Atsiranda kontūrai, atsiranda kažkokios tai ribos tam tikrais atvejais. Ir jeigu mes tik tai vos keletų procentų tą pokytį padarysime, tai to destruktyvaus tokio pokyčio nebus. Pavyzdžiui, purpurinės čia labai nedaug spalvos, tačiau kai kur mes matome, kad irgi reaguoja. Raudona spalva, bet irgi matome, kad atsiranda kažkokie tai kontūrai tam tikromis aplinkybėmis. Ir dėl to, ypač jeigu naudojame presetams šitos nustatymus, tai turime elgtis pakankamai nuosaikiai ir atsargiai ir gerokai patikrinti, ar neatsirado kažkokių tai šalutinių efektų. Iš kairės pirmas yra Hue. Hue tai yra atspalvis. Ir jeigu mes reguliuojame atspalvį, tai tiesiog mes matysime, kad pavyzdžiui raudona spalva taps labiau purpurinė arba labiau oranžinė. Ir atitinkamai tas pats su visom kitom spalvom. Žalia irgi šaltėja. Na, o Saturation tai yra spalvos intensyvumas. Čia mes galime mėlyną padaryti ryškesnę, arba kaip tik nuimti visai spalvas, arba tik tai truputėlį pakeisti spalvos intensyvumą. Irgi dirbant su šiais lankikliais labai rekomenduočiau juos gerai išsitestuoti